Jeigu matot šitą vaizdo įrašą, reiškia, Afrikos kelionė buvo įgyvendinta sėkmingai. Pradedam. Pirmas dalykas. Aš gyva ir man viskas gerai. Antras dalykas. Buvo daug nuotykių. Trečias dalykas. Taip, buvo ir nesklandumų nuo pat pradžios. Važiuojam. Apibendrintai buvo labai įspūdinga ir gera kelionė, tačiau kad sužinotumėm, kaip viskas vyko nuo pat pradžių, žiūrėkite mano vaizdo įrašus. Sveiki. Esu jau Vokietijoje, esu saloje, dar čia pabūsiu apie mėnesį iki kitos kelionės ir turiu šiandien šiokių tokių naujienų. Pabaigiau Afriką, viskas yra gerai ir jau pradedu montuoti mūsų kasdienius vlogus. Turim vieną problemytę. Iš pietų Ispanijos nebeturiu medžiagos. Kelionės metu aš filmavau su telefonu, su GoPro ir su šita kamera, su kurio dabar filmuoju. Ir neturėjau drono Afrikoje, nes jis yra draudžiamas, tai viskas yra su tuo gerai. Bet pradžiai pradėjau, kai filmuoti su GoPro, aš tik Afrikoje, antrą dieną pasikeičiau atminties kortelę, nes jai kažkas kaip ir nutiko. Tuo metu net nesupratau, kas, aš tiesiog pasikeičiau kortelę į kitą, nes jų turiu gal 3. Bet tą, kurią naudojau pradėjus kelionę ir pradėjau visą filmavimą jau atskridus į Malagos oro uostą. Ir visa ta medžiaga, visos pietų Ispanijos, kur aš buvau 3 dienas ir keliavau pakrantę, yra dingus. Aš jos nebeturiu. Pabandžiau įvairius būdus dar prijungti kompiuterį prie GoPro, telefoną prie GoPro, perkelti medžiagą. Nieko, visiškai. Buvau net pas meistrą nuvažiavus, sakė viskas. Kortelė realiai yra sugadinta ir kaip ir tų šansų yra mažai. Ir jų praktiškai nėra. Kad atgauti medžiagą, dar kai buvau pietų Ispanijoje, tai aš jums video pateiksiu tą, ką nufilmavau per telefoną ir ką nufilmavau per šią kamerą. Tai tos medžiagos tikrai nėra labai daug. Ir šiek tiek pakomentuosiu, kaip man ten sekėsi, kas patiko, kas nepatiko. Kai jau persikėliau keltu į Afrikos žemyną, nuo to momento pradėsiu naudoti visą tą medžiagą, kurią ir turiu kaip ir anksčiau. Visų pirma, noriu atsiprašyti jūsų už pirmuosius nesklandumus, bet pirmą kartą per 3 metus man pasitaikė tokia apskritai situacija. Ta kortelę aš dabar jau visiškai atidėjau į šoną, kurios niekada nebenaudosiu, kurią vis dar turiu, aš jas neišmečiau, bet dingusi medžiaga šiai dienai, nebent man pavyks esant ne šioj dabartiniai lokacijai, kur esu, nes čia tikrai labai sunku surasti apskritai, kas gali padėti tokiais klausimais, bet galbūt vasarą pabandysiu dar Lietuvoje, galbūt pavyks atkurti ir tą medžiagą ir parodyti tuos vaizdus, kuriuos nufilmavau, nes tikrai buvo labai geri įspūdžiai ir geri prisiminimai iš tų 3 dienų pietų Ispanijai. Pradėsiu nuo to, kad papasakosiu, kaip viskas prasidėjo. Tai aš skridau iš Frankfurto oro uosto su dviračiu viena į Malagos oro uostą. Viskas pavyko sėkmingai, skrydis truko 3 valandas. Matėsi iš lėktuvo jau Ispanijoje, kai buvo tie visi kalnai Andalūzijos, tai labai gražu. Ir atskridus į Malagą, pirmas dalykas, susirinkau dviratį, trukau apie valandą, gal šiek tiek daugiau, kol susidėjau dar visus daiktus gražiai tvarkingai ir dėžę palikau prie oro uosto. Ir pradėjau minti, kuo toliau nuo Malagos, nes jau atėjo vakaras ir man reikėjo susirasti nakvynės vietą. Jeigu šiek tiek būčiau
greičiau susisukus, kas buvo tikrai labai sunku, aš būčiau dar prasukus tikrai ir per pačią Malagą, per centrą, bet šiai dienai tikslas buvo keliauti kuo greičiau į Šiaurės Afriką. Nebuvo tikslas kaip ir Malaga, tai nieko aš nepraradau, į Malagą aš tikrai ketinu sugrįžti. Mano tikslas Pietų Ispanijoje buvo aplankyti Tarifą ir Gibraltarą. Tai šiuos dalykus aš ir įgyvendinau. Tai atitolau nuo Malagos apie 30 km, įsikūriau po tiltu prie vandens, viskas buvo gerai, mažai miegojau, dar viskas buvo nauja, šviežia, pirma ta naktis ir visas skrydis, ta diena tokia visada būna viena sunkesnių, tai atsikėliau labai anksti ir pradėjau minti toliau ir numyniau tikrai nemažai kilometrų ir susipažinau su Pietų Ispanijos pakrante. Ką galiu pasakyti, nėra tiesaus kelio, kuriuo tu galėtum važiuoti patogaus. Reikia visada sekti GPX ir aukštyn žemyn, į šonus, tokia gyvatėlė. Bet tikrai verta keliauti per Pietų Ispaniją. Kiek žinau, lietuviams irgi labai mėgstama kryptis. Daugelis pradeda iš Malagos ir suka link Portugalijos arba atvirkščiai link Barcelonos. Ir aš pati labai norėjau prasivažiuoti šiek tiek, bent jau susipažinti su ta Pietų Ispanijos pakrante. Tai miestuose tie dvirtakiai, viskas labai tvarkingai, bet yra tarp miestų tikrai tų vietų, kur jos kelia iššūkį. Gali rinktis maršrutą per kalnus, gali rinktis maršrutą palei labiau pakrantę. Aš rinkausi palei pakrantę su visokiais nusukimais. Palei kalnus, kiek žinau, žmonės irgi man sakė, kad ten irgi labai gražu. Tai kurį maršrutą tu pasirinksi, tikrai nieko neprarasi. Antroji dienoj pasiekiau jau Gibraltarą, buvo labai graži, įspūdinga diena. Nebuvo labai šalta, bet nebuvo labai ir karšta. Daug labai turistų ir tiesą pasakius, Gibraltaras nenustebino taip, kaip tikėjausi. Galėjau atlikti daug labai ten pramogų, užkilti į tą kalną, nes buvau su dviračiu, negalėjau jo palikti. Visgi dviratis yra naujas ir tikrai visą kelionę tiek Pietų Ispanijos pakrantėje, tiek Afrikoje aš praktiškai saugojau jį kaip, aš jį labai saugojau. Ta dieną numyniau labai daug kilometrų, dar turėjau vieną tokį nuotykį, kad reikėjo kirsti tokį kelią po tiltuku ir jisai buvo apsemtas vandens ir aš galvojau, vandens lygis yra žemesnis, nei jis yra ir man pavyks ir bandžiau važiuoti, tai įklimpau. Tai gerai, kad negriuvau, nes būčiau visiškai sušlapus ir mano visi daiktai būtų paskendę. Tai nebuvo labai protingas sprendimas bandyti važiuoti, bet norėjau surizikavau. Batai buvo visi šlapi, bet po to sugalvojau būdų, kaip išsidžiovinti ir po to nusipirkau tiesiog degalinėje papildomų maišelių, paprašiau, kad kitai dienai turėčiau irgi, kad nesušaltų mano kojos, nes batai nebuvo taip dar šilta, kad batai išdžiūtų. Ir trečią dieną, kol buvau Pietų Ispanijos pakrantėje, aš judėjau link Tarifos ir aš neturėjau interneto nusipirkus bilieto į Afriką. Ir kai norėjau nusipirkti, pasirodo, tai dienai būtent bilietų nebuvo. Jokių nėra laivų iš Tarifos į Afriką. Tai teko suktis atgal ir grįžinėti, tai aš tiesiog nuvažiavau apie dar 30 km link Tarifos. Sukau ir važiavau atgal, kad spėčiau į keltą. Tai šioje vietoje praradau tiesiog savo laiką, per kurį reikėjo dar kartelį grįžinėti tuo pačiu maršrutu 30 km. Kodėl nepirkau internetu? Todėl, kad tiksliai nežinojau, kada aš kur būsiu. Tai aš sėkmingai pravažiavau Pietų Ispanijos pakrantę. 9 minutės iki tos vietos, kur mano keltas. Šlapia, lyja, palyjo, bet nesu labai šlapia. Tie maišiukai tai labai gelbėja. Reikia būti už valandos, tai bus pats tas, reiks valandėlę palaukti
prie kelto ir tada jau plauksim. Tai kelte būsiu 1:30. Tai spėsiu gal pasikrauti GoPro, nes išsikrovė GoPro. Powerbankų turiu. Ir jei galinę lemputę irgi pakrauti jau irgi išsikrovė. Po apačia turiu kitus rūbus sausus, tai šitus šlapius nusiimsiu. Ir tada bandysim Afrikoje. Bus pirmas tikslas susirasti internetą, nusipirkti SIM kortelę, išsikeisti grynuosius pinigus, pasijungsim maršrutą ir pradėsim jau tada kelionę per Afriką. Šiaip palapinė ir miegmaišiai sausi, bet dabar palyjo ir jie va taip atrodo. Gali reikti vėliau padžiavinti irgi. Kiek mačiau, gali būti, kad oras Afrikoje bus panašus kaip čia, tai matysim. Pamiegojau šiandien, norėčiau kavos, dar reikia kavos nueiti išgerti. Patiko man labai pakrantė, mažiau patiko Gibraltaras ir patiko Tarifa labiau už Gibraltarą. Ir sėkmingai įsilaipinau į keltą. Tuo metu, kai laukiau kelto, dar spėjau ir pavalgyti, ką turėjau, ir pasikrauti įrangą, kadangi keltas vėlavo net 2 valandas. Keltas, jisai buvo pritaikytas tiek turistams, tiek fūrų vairuotojams. Labai daug fūrų, nes tai buvo fūrų keltas ir tas keltas turi visus patogumus, kaip dušai, tualetai, valgykla, nors ten nebuvo labai daug pasirinkimo. Šiek tiek net supavo, nelabai man patiko tas jausmas. Aš pirmą kartą tikriausiai tokiu didžiuliu keltu kėliausi ir galėčiau pasakyti, kad aš ilgos kelionės nenorėčiau kelte turėti. Ir pasiekėm mes Afrikos žemyną. Per tą laiką, kol kėlėmės, reikėjo stovėti eilėj ir parodyti savo pasą, kad patvirtintų tavo dokumentus. Tai praėjo mano visas laikas iki Afrikos. Tiesą sakant, tas keltas, svarbi informacija, tas keltas, kuris būtų plaukęs iš Tarifos, būtų jisai nuplaukęs į kitą mano suplanuotą vietą, nuo kurios buvo suplanuotas visas maršrutas. Su tuo keltu, kur kėliausi iš pietų Ispanijos miesto, kėliausi į kitą vietą, nuo kurio aš neturėjau savo suplanuotą maršrutą. Tai tą maršrutą aš labai greitai susiplanavau, kai atsidūriau jau Afrikos žemyne. Iš pradžių, kai atsidūriau Afrikos žemyne, aš neturėjau jokio internetą ir šiek tiek išsigandau. Neturėjau nei grynųjų, nei interneto ryšio ir nežinojau iš visi, kurią man dabar pusę važiuoti, į kairę ar į dešinę. Nusprendžiau, sukam į dešinę ir ačiū Dievui, buvo iš karto po kokių 2-3 kilometrų įvairūs tokie kaip ir konteineriukai, kuriuose įsikūrusios kaip ir įmonės. Dėl interneto paslaugų, bankomatai, kur gali pinigus įsikeisti, susiveikiau internetą ir grynųjų pinigų. Ir tada jau prasidėjo kelionė, bet vėlgi, jau artėjo vakaras. Tai mano pagrindinis tikslas buvo kuo toliau numinti irgi nuo vieno miestelio, kuriame buvo daug šurmulio, kuris man labai asmeniškai patiko, ir pasileidau minti į kalnus. Ir praktiškai visą dieną tą kilau, tai irgi gavosi tą dieną numinti 40 km. Sveiki, iš Šiaurės Afrikos, kilu į kalną. Ilgai ir sunkiai. Nuo ten pradėjau. Ir dar reikia paminti tokie debesiukai apsiniaukia vėjelis. Čia šilčiau dabar. Mano GoPro tai išsikrovus. Aš dabar nefilmavau nei su telefonu, nei su kamera. Ir tokių vaizdų mačiau. Aš būtinai per naktį pasikrausiu ir tada rytoj pradėsim filmuoti, bet tuos miestelius, kur pravažiavau, tai prisižiūrėjau visko, ką dar irgi mačiau, bet minam toliau. Labai daug motociklų, mopedininkų, žmonės važiuoja be šviesų, prašo realiai ir klausia, reikia kažkaip pavežti. Turguose iš vis balaganas, didelis chaosas. Tai mieste reikia atsargiau tikrai, kad nei tave neatsitrenktų niekas, nei kad pats tu neatsitrenktų, kadangi pilna eismo. Bandysim pasiekti kitą miestą, bet jau šiandien nežinau, kiek spėsiu, nes labai ilgai užtrukau su keltu ir dabar numyniau tik tai 20 km. Tai
Šiandien bus tikrai mažiau, nes jau 6 valanda vakaro. Dar vienas dalykas, tų žmonių pilna visur absoliučiai. Jie tiesiog ateina, ta prasme, tai jų net nematai, bet jie va tenai yra, tenai, jie taip stovi ant kelio pastoviai. Gali būti sudėtingiau suras nakvynės vietą kaip ir gyvulių. Ir žemės ūkis labai populiarus. Sunku pasislėpdus, manau. Eina savo, ką tik variau ir pradėjo smarkiai lyti. Ir čia ant posūkio buvo toks stiprus vėjas, tai realiai manęs vos neišvertė. Ant šito posūkio eiti savo, vos išsilaikiau. Bet tai kaip čia nakvynę dabar susirasti? Dar ką norėjau pasakyti, tai yra, kai tu su klipsais mini ir dar ta koja taip reikia išsisekti ir dar, sakykime, su viena ranka filmuoti su telefonu nėra labai patogu. Tai šiai kelioniai stengsiuos daugiau irgi su GoPro kaip pasikrausiu ir su telefonu labai nefaina, nes viskas vyksta praktiškai akis į akį gatvėj su vietiniais ir nelabai norisi kažkokių telefono kameros prie veido, manau, geriausia bus GoPro turėti visada čionai. Esu girdėjus, kad Maroke žmonės, jeigu esi renginy, tai prašo susimokėti dar. Nu, gal praėjo šiek tiek reiktų pašiūrę kitą, nes čia labai prasta vieta ant sankryžos ir prie miestelio. Pakeičiau vėl lokaciją. Pavyko truputį pamint, bet vėl lyja, stipriai lyja. Dabar vėl silpnėja. Eina savo, gerai, kad šitų stotelių dar yra kur pasislėpti, o tokių greitai po stogeliu. Praktiškai labai daug pasirinkimo dabar buvo, kur nakvoti, kai tokia teritorija mieste ir čiučiut už miesto, kur net pavieniai namukai neįmanoma, visur žmonės. Namyniau šiandien apie 40 jau Afrikoje ir prieš tai apie 40 dar Ispanijoje. Greitai pasistačiau palapinę. Parodysiu gal rytoj dienos metu, kas čia per vieta. Tai lygtais nuo kelio nesimato, patikrinau. Šiek tiek šlapia dar palapiniai, nes dabar, kol stačiau, prilyjo. Reiks pavalyti šiek tiek. Vėjelis, lietutis, varkyti patvirčiau čionai. Tarp kitko, Afrikoje tikrai šilta, pavasaris yra geriausias metas keliauti ir ruduo irgi. Vasara tai būtų, manau, per karšta 40 laipsnių. Labai anksti temsta čia. Dabar 8:30 aš jau įsikūriau, įsivaizduojat. Taip dar nebuvo. Bet irgi min toliau į miestą, tai kurį noriu rytoj ryte pamatyti, sąmonė irgi tai. Viskas, einu miegot. Dar net nesuprantu, kad Afrikoje viskas taip greit vyksta. Viskas gerai. Einam, pailsėsim šiandien gal dar kartelį labiau. Buvo įtempta diena. Rytoj prasidės tikrieji Afrikos nuotykiai. Labanaktis. Susiradau vietą nakvynei, šalia kelio, už medžių, pasislėpiau, pasistačiau palapinę, pradėjo lyti ir ėjau miegoti. Ir kai atsikėliau, aš sakyčiau, tą dieną prasidėjo mano jau ta Afrikos kelionė ir kaip tik, kai pasiekiau miestelį, aš jau pasikeičiau savo atminties kortelę, kurią turėjau GoPro ir nuo to momento jau mes visą medžiagą turim tvarkingai. Tai gerai, kad aš tikrai filmavau nemažai ir su telefonu, tai dar tikrai iš pietų Ispanijos kelsiu šitus visus video, tas tikrai džiugu. Tai visų pirma dar noriu padėkoti, ačiū Jums, kas sekėt Facebook'e ir Instagram'e ir TikTok'e visą kelionę. Kaip sekėsi kelionėje, sužinosit viską iš dabartinių kasdienių vlogų. Juos leisiu iki kitos kelionės. Apibendrintai dar noriu pasakyti, kad į tarifą
Pietų Ispanijoje bent vieną kartą gyvenime, rekomenduoju užsukti. Man ten labai patiko, yra ką pamatyti, labai jaukus miestelis ir labai gražu aplinkui. Gibraltaras man patiko mažiau, pati Pietų Ispanijos pakrantė man tikrai patiko ir tikrai rekomenduočiau važiuoti, keliauti su dviračiu šalia. Visos tas 3 dienos tikrai man buvo irgi intensyvios, buvo sunkios, viskas nauja, vėl nauja kelionė, vėl nauji metai, bet viskas pavyko tikrai sklandžiai, nors ir buvo atitinkamų sudėtingumų, kaip ir su to keltu. Kaip sakau, visada būk pasiruošęs visokiems nuotykiams, įvairioms aplinkybėms, kurios gali tikrai pakeisti tavo šiek tiek planus, bet galiausiai pasiekiau Afrikos žemyną. Tas yra svarbiausia. Labai lauksiu jūsų kitose video, nes tikrai bus ką pamatyti iš visos Afrikos kelionės, kurią ką tik įgyvendinau. Ačiū Jums ir susitinkam kitame video. Sveiki atvykę į Afriką. Batai, eikti, reiks valyti. Aš jau šiandien juos vieną kartą valiau.